Kai kuriuose technikos srityse gaminamos, parduodamos ar panaudojamos energijos ir galios koncentracija bei pavojingi medžiagų kiekiai pasiekia tokį mastą, jog mokytis iš klaidų, galinčių sukelti katastrofas, jau nebegalima. Technologinių sistemų darbą būtina nuolat kontroliuoti, iš anksto diagnozuoti galimus nukrypimus, o gamybos procesus reglamentuoti specialiais dokumentais. Būtent tai ir atlieka Kauno technologijos universiteto Technologinių sistemų diagnostikos institutas ir jo direktorius, profesorius habilituotas daktaras Vitalijus Volkovas. Kauno technologijos universitete yra 12 mokslo institutų ir vienas iš jų yra Technologinių sistemų diagnostikos institutas, kuris buvo įkurtas 2000 metais. Vienos iš laboratorijos, kuri buvo mechaninių sistemų vibracinio monitoringo ir diagnostikos laboratorijos pagrindu. Dabar institute yra 2 laboratorijos, minėta laboratorija, mokslo laboratorija ir yra dar viena laboratorija, kuri buvo įkurta 2003 metais, tai yra mašinų bandymų, vibracijų bandymų ir akustinių triukšmų lygio bandymo laboratorija. Šita laboratorija yra akredituota Europos Sąjungoje ir jos bandymo rezultatai yra galiojanti visoje mūsų Europos Sąjungoje. Pirma laboratorija daugiau dėmesio skiria moksliniai problematikai, antra laboratorija yra paslaugų teikėja, bet paslaugų teikėja kokybiškų sertifikuotų bandymų, kurie yra būtini tam, kad produktas rastų rinkoje savo vietą. Kokybę mes garantuojam po mūsų bandymų 2 aspektais – vibracijų požiūrių ir akustikos požiūrių. Visumui mūsų instituto ištakas, galima sakyti, prasidėjo prieš 40 metų, kada būdamas dar doktorantų, šiuolaikiškai kalbant, tuo metu aspirantų, pas akademiką Ragulskį pradėjo domėtis sistemų monitoringą ir diagnostiką. Nuo to laiko tie darbai vystosi ir kada prasidėjo nepriklausomybės laikais, mes visus savo žinias, kurios buvo sukauptos toj srity, perkeliam į energetikos kompleksą Lietuvos ir nuo to laiko glaudžiai dirbam su potencialiai pavojingais objektais. Tas mūsų veikla privedė prie praktinių rezultatų, kurie yra įdiegti Lietuvos pramonėje ir mes išskirtume 3 tokias monitoringo sistemas, kurios yra orientuotos į skirtingus įrengimus, bet jos jungia tas, kad jie yra vibracinio monitoringo visos sistemas, bet skirtas įvairiems objektams. Kaip pavyzdžiui, čia yra vibracinio monitoringo sistemas Turgavo agregatams. Šitas sistemas, jų 6 sistemas tokios padarytos, įjungtas į vieną bendrą kompleksą, apjungtas internetinio ryšio, galima perduoti duomenis ne tik tai, taip sakant, į mūsų centrą, bet turėti konsultantus ir parodyti duomenis kitiem. Ir šitą sistemą apjungia Mažeikių termofikacinės elektrinės turboagregatorius, maitinimo siurblius ir leidžia kontroliuoti jų veiklą, jų techninę būklę pagal vibracijų lygį, kurie yra standartizuoti ir pagal atitinkamus standartus galima nustatyti, kokia būklė yra šito pakankamai galingų 60 MW agregatų darbas. Šitą laboratoriją praplėtė savo darbus ir dabar kartu su mokslo laboratorija yra tokie projektai keletą jau Lietuvoje, kurie nukreipti į triukšmo mažinimą techninėse objektuose, cechuose, pavyzdžiui, kur dirba įvairios staklės, kurie kelia triukšmą, į šalia dirba žmonės, būtent toj triukšmingoje aplinkoje. Mes šitą pavadinam techninės aplinkos poveikis žmogui, į techninės poveikio žmogui aplinkos priemonės, kurias turėtų tą aplinką pagerinti, padidinti komforto sąlygos.
Institutas turi pakankamai unikalią aparatūrą, danų firmos Brülikieros, kuri leidžia mums atlikti įvairius bandymus, tame tarpe vibracinius bandymus. Ir čia pas mus daug kreipiasi užsakovų, pavyzdžiui, pakuotojų asociacijas žmonės, kurie nori pabandyti savo pakuotės, kiek jie yra atsparios vibracijom, smūgiui ir panašiai. Tokius darbus mes jiem mielai atliekam ir rezultatai buvo naudingi ir mūsų televizijų pakavimui ir kitų gaminamų Lietuvoje produktų pakavimui, transportavimui. Mūsų laboratorija, kuri sudaro pagrindą šitam institutui, dirba kosminiai technikos projektuose, aviacijos projektuose. Ir vienas iš į dabar nepraradusio aktualumo klausimas yra raketų arba variklių diagnostika. Raketos turi reaktyvinius variklius ir reaktyviniai varikliai naudoja turbo agregatai ir tos turbinos veikla, kai čia parodyta viena iš turbinų, apsprendžia patikimumą, apsprendžia sėkmė projekto. Mes kūrėm diagnostikos metodą į priemonę šitai sistemai, kuri buvo ruošiama taip vadinamam projektui Buran, kur tuo metu Sovietų Sąjunga norėjo padaryti sistemą panašią į amerikiečių shuttle sistemą. Tais laikais, kai buvo kūriama šitas objektas, metodas ir priemonė buvo užslaptinti, tais laikais tokie dalykai nebuvo viešinami ir dabar praėjus nors ir daug laiko, darbas neprarado aktualumą ir tą parodė mano keletą tokių įstojimų tarptautinėse konferencijose ir Amerikoje, ir Didžiojoje Britanijoje. Šitie pranešimai buvo priimti labai su dideliu įdomumu. Norėčiau atkreipti dar vieną mūsų instituto veiklos sritį, tai būtent studijos universitete. Šiais laikais, kada dalis studentų yra nepatenkinti studijos Lietuvoje ir vyksta užsienyje, norėčiau pasakyti, kad mūsų institutas prisideda prie studijų Kauno technologijos universiteto visą savo patirtimi, mokslinė bazė ir mes turim 6 studijų modulius, kurie apjungia ir 1, 2 ir 3 pakopos. Studentai čia gali rasti ne tik tai teorinės žinios, kurios mes galbūt jiem dėstam per paskaitas, ir praktinius objektus, praktinius laboratorinius darbus, kur mes čia atliekam ir rodom jiem, kaip naudotis vibracinės monitoringo diagnostikos priemonės, kokią jie duoda naudą gamybai, kokią jie duoda naudą kokybės produktui užtikrinti ir panašius dalykus. Mūsų studentai, ypatingai magistrantai, labai patenkinti tuo, kad čia jie praktiškai gali prisiliesti prie tokios labai įdomios ir plačios srities kaip sistemų monitoringas ir diagnostika. Esminiai reikalavimai produktams, kuriuos išleidžia mūsų pramonė, yra vartotojų arba darbuotojų saugos srityje, aplinkosaugos srityje, taip pat sveikatos srityse. Mūsų atliekamas darbas yra susijęs su įvairiais techniniais aspektais, tačiau esame atitikties įstaiga tik tai gana siauro profilio, tai yra vibracijų ir triukšmų srityse. Kitos laboratorijos, kurių yra per 70 Lietuvoje, atlieka kiekvieną savo srities bandymus ir produktas turi būti apibūdinamas įvairiais aspektais. Ir tokiu būdu tik sertifikavimo įstaigos susumavę visus gautus matavimų, bandymų rezultatus jau gali teikti, kad produktas tikrai atitinka saugos reikalavimus. Vienas iš saugos ir sveikatos reikalavimų susijęs su triukšmu, tai yra direktyva 2003 metų 10 direktyva. Tai yra būtiniausi saugos ir sveikatos reikalavimai susijęs su fiziniu veiksmu, tai yra triukšmo keliama rizika.
triukšmas yra visur, besivystant pramonėje ir triukšmai yra neišvengiami. Gyvenamasis namas su visa įranga, skalbyklėmis, džiovyklėmis, vonios įrenginiais, šaldytuvais ir taip toliau. Kiekvienas yra, čia matom, yra standartai, nurodyta, kokie yra saugos reikalavimai, kiekvienam iš jų kokie taikomi yra. Mūsų, kaip minėjau, tam tikras gana siauras profilis ir mes tik tai tikrinam šaldytuvus. Laboratorijoje tai yra labai specifinis bandymas. Šaldytuvus gamina Lietuvoje, Alytaus Snaigė gamina, o jų tikrinimą ir ateitį triukšminiams reikalavimams bandymai atliekami yra pas mus. Kaip ir kiekvienoje įmonėje, mūsų įmonėje yra daromas profesinės rizikos vertinimas, kurio vienas iš kriterijų yra taip pat ir akustinio triukšmo vertinimas darbo vietose. Ir toks vertinimas rodo, kad iš tikrųjų mūsų akustinis triukšmas gamybinėse patalpose yra higienos normų ribose, tačiau siekdami pagerinti darbo sąlygas mūsų įmonės darbuotojams, 2006 metų pabaigoje inicijavome akustinio triukšmo gamybinėse patalpose mažinimo projektą. Projektas iš dalies buvo finansuojamas valstybinio socialinio draudimo fondo lėšomis, o projekto partnerių pasirinkome Technologinių sistemų diagnostikos institutą. Šio instituto specialistai atliko mūsų įmonei papildomą išsame akustinio triukšmo analizę ir remiantis jos rezultatais bei profesinės rizikos vertinimo rezultatais pasirinkome konkrečią darbo vietą, konkrečią teritoriją, tai yra atpjovimo staklės, kaip parodė triukšmingiausia dalis įmoniai. Ir toje vietoje Technologinių sistemų diagnostikos instituto darbuotojai pasiūlė, o vėliau ir įgyvendino techninius sprendimus susijusius su akustinio triukšmo mažinimu ir įgyvendinti rezultatai rodo, kad iš tiesų įgyvendinus tuos sprendimus akustinis triukšmas sumažėjo tiek pačioje darbo vietoje prie pjovimo staklių, tiek sumažėjo jo emisija į likusias darbo vietas, į likusias gamybinės patalpas. Prieš kelis metus diagnostikos instituto darbuotojai pas mus įdiegė vibromonitoringo sistemą, kuri mums padėjo įrengimus, kurie jau buvo bebaigianti savo darbo resursą, tai yra apie 50 metų, kontroliuoti jų stovį, įvertinti jų stovį, ir mes iš to turėjom didelės naudos, kadangi galėjom pasitikėti savo įrengimais, jų patikimų darbų, planuoti jų išlaidas tinkamai ir jas efektyviai panaudoti, nes kitaip negalėjom žinoti, kokios problemos yra su mūsų įrenginiais ir kaip jie dirba konkrečiu momentu. Ta sistema leido tiesiog dirbti patikimai ir dabar vykstant rekonstrukcijai yra įdiegtos naujos sistemos, bet be šio instituto specialistų pagalbos vis tiek negalėjome įsiversti, kadangi naujos technologijos mums tapo naujiena, kurios negalėjom tikėti jų pateiktą informaciją ir teko vis tiek konsultuotis kaip su ekspertais ir iš to turim didelės naudos. Tai direktoriau, 50 metų jubiliejus artėja, taip jau jūsų elektrinė gražėja, matyt, rūpinatės labai ne tik tai grožio techninė priežiūra ir manau, kad tokie įvykiai, kaip įvykiai buvo nesenai Rusijoje, tikrai Lietuvai negresia. Jūs laiku pakeičiate agregatus ir tikrai patobulinat valdymą visą ir manau, kad jūsų labai sėkmingas vaisiai jūsų darbo, viso kolektyvo, jūsų asmeniškai. Tai tikrai bendradarbiavimas mums labai yra naudingas ir gražus.